Pristatyti seniausią šalies akademinę biblioteką, įkurtą 1570 metais ir švenčiančią šiemet 455 savo gyvavimo metus, yra tokia sunki misija. Esame akademinė biblioteka, tai vadinasi, pirmiausia, mes rūpinamės mokslu ir studijomis. Tačiau dar taip pat esame ir valstybinės reikšmės biblioteka, kaip mūsų apibrėžia bibliotekų įstatymas. Ir šį statusą, valstybinės reikšmės bibliotekos statusą, mes turime būtent dėl labai turtingų paveldo kolekcijų, kurios čia yra sukauptos. Jei viską susumuotumėm, tai bibliotekoje yra saugoma apie 1 milijoną objektų, kurie galėtų būti apibrėžiami kaip kultūros paveldas. Tai yra grubiai 5/5 šios bibliotekos rinkinių. Ir tai yra tikrai Lietuvoje didžiausia saugykla. Su UNESCO bendradarbiaujame ar bendraujame dar nuo 20 amžiaus pačios pabaigos, kai buvo leidžiamas kompaktinis diskas, senieji Vilniaus universiteto bibliotekos rinkiniai. Tai buvo pirmasis tokio tipo kompaktinis diskas Lietuvoje, būtent bendradarbiaujant ir remiant UNESCO organizacijai. 2006 metais, kai buvo inicijuotas nacionalinis registras pasaulio atminties, labai džiaugiamės galėdami įsilieti į šitą iniciatyvą. Pats pirmasis įrašas registre yra Martyno Mažvydo katekizmas ir jį žino visi, nes mokosi mokykloje, imkit mane ir skaitykit, tai ir Mažvydo akrostichas, visi apie jį žino. Vienas yra saugomas šioje bibliotekoje, kitas žinomas egzempliorius yra saugomas Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto bibliotekoje. Nedaug kas žino, kad dar vienas katekizmas, kuris taip pat yra įtrauktas į UNESCO, tai yra Mikalojaus Daukšos vadinamasis katekizmas, yra apskritai unikumas, tai yra vienintelis žinomas pasaulyje egzempliorius ir saugomas yra pas mus. Antraštinėme lape pirmą kartą mes matome žodį, kad išspausdinta Vilniuje. Tai yra panaudota tokia vardo forma, kokią mes esame dabar pripratę. Vietoj moteriškos Vilna atsiranda Vilnius. Ir dar vienas objektas, kurį galėčiau išskirti kaip išskirtinį tiek savo formą, tiek turiniu, tiek atlikimu galbūt, tai yra vadinamasis Tiškevičiaus Neries žemėlapis. Žemėlapis, kuris yra rankraštinis, tai yra rankraštinis dokumentas, jo matmenys yra išskirtiniai, 7 metrų beveik ilgio. Jis ir atkartojantis Tiškevičiaus ekspediciją Nerimi, jis plaukė, braižė krantus, bet kas yra įdomu, kad pačiame žemėlapyje rasime ne tik Neries upę, bet ir tai, su kuo plaukdamas jis susidūrė. Visi pasakojimai, legendos, tai, ką jis išgirdo iš žmonių keliaudamas, yra išpiešta ir papasakota tame žemėlapyje. Šiemet mes siūlėme 2 objektus, bet įtraukė tik tai vieną. Siūlėme spaudinį, tai yra 1794 metų Vilniuje išleistas nedidelės apimties spaudinys Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus Kazonius arba kitaip pamokslas. Pamokslas sakytas visai netoli, tiesiog per kiemą Jonų bažnyčioje. Ir sakytas jisai buvo laidojant sukilimo kovotojus po sukilimo. Ir tai yra visų pirma, tai yra vienintelis lietuviškai išlikęs šio pamokslo egzempliorius, bent jau mums žinomas. Kita yra temos, kurios yra gvildenamos. Kai kalbame apie pamokslą, mes natūraliai suprantam, kad tai yra religinis kūrinys. Bet pamokslas tuo metu jau turėjo įgavęs tam tikrus kitus žanro bruožus. Ir šiuo atveju tai buvo daugiau politinis socialinis manifestas. O kitas mūsų siūlytas objektas dėja, jis nebuvo pripažintas kaip paveldo registro dalis, bet manau, kad verta ir apie jį pasakyti. Mes buvom atrinkę Petro Klimo dienoraštį. Petras Klimas yra nepriklausomybės akto signataras ir savo dienoraštyje jisai palieka įrašą apie vasario 16 dieną, kaip jisai dalyvavo ir kas vyko tą dieną kaip liudytojas. Tai būtent dėl to mes teikiame tą objektą, dėl tos žinios. Kaip dienoraštis jis nėra unikalus kaip dienoraštis. Dienoraščių yra daug, bet kaip tos dienos autentiškas liudijimas mums jis buvo pasirodęs kaip, aktualus mūsų valstybei, bet galbūt kitą kartą.
Vilniaus universiteto biblioteka turi savo dokumentinio paveldo išsaugojimo skyrių, kuris prieš tai buvo įkurtas 1968-aisiais kaip restauravimo skyrius. Būtent su tuo tikslu, kad padėtumėm tiem objektam, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Turim restauratorius, kurie dirba tik su popierium, arba tik su bloku, arba tik su įrišimais. Turim savo mikrobiologinių tyrimų laboratoriją, turim dezinfekavimo kamerą. Na, ta greitoji pagalba, kaip gydykla, kaip pirmosios pagalbos skyrius, na, ji tikrai puikiai veikia. Bet jeigu kalbėtumėm apie paveldo objektų, fizinių objektų saugojimo sąlygas, taip, šiame pastate yra iš viso 15 aukštų saugyklų, iš kurių 4 aukštai yra paveldo saugyklos. Saugyklos yra įrengtos pagal moderniausius reikalavimus, ten yra gaisro gesinimo sistema, mikroklimato užtikrinimo sistema. Klimatas yra toks, kokį apibrėžia visi europiniai ir pasauliniai standartai. Tai esant tokiam sąlygom, ne tik mes, ne tik mūsų, anūkai, bet ir dar daug kartų iš tikrųjų galės tuo džiaugtis. Nuo 2000 metų labai aktyviai esame įsitraukę į skaitmeninimo veiklas ir skaitmeninimas pirminė savo tokia paskirtimi, jis ir buvo suprantamas kaip tam tikrų objektų, kurie yra per trapūs duoti žmogui naudotis, išsaugojimas. Dabar jau yra šiek tiek konceptas pasikeitęs, bet mes labai tai įsitraukiam ir skaitmeninam maždaug apie 100 000 vaizdų per metus ir tokiu būdu išsaugom ir pateikiam vartotojams tai, kas būtų neprieinama kitaip. Mūsų biblioteka gali tikrai daug daugiau, nes yra su dabartinėmis dirbtinio intelekto galimybėmis, su įvairiais teksto atpažinimo įrankiais. Mes galim ne tik vaizdą padaryti prieinamą, mes galim žmonėms tekstą padaryti prieinamą. Ir tai yra, aš manyčiau, tam tikra ateitis, jeigu galvojama apie mokymą ir mokymasi ir pažinimą. Nes pripažinkim, kad tikrai ne tiek daug žmonių skaito lotyniškai, kaip mums norėtųsi. O tie tekstai, jie yra įdomus ir turinys yra įdomus. Tai jeigu už mums padedant gali kažkas išversti, bent jau tiek, kad mes suprastumėm, kas tam parašyta. Kodėlgi ne? Ilgalaikis išsaugojimas visiems yra iššūkis. Informacijos daugėja, ji auga progresijom, ten pildosi terabaitais kiekvienais metais, mes maždaug apie 2 terabaitus per metus sukuriam. Iššūkis yra nepaleisti ir neleisti joms nubėgti be mūsų žinios. Jeigu taip visiškai paprastai pasakius, užsitikrinti, kad failas, kurį mes sukūrėm, archyvinis failas, kurį mes sukūrėm šiandien, bus veiksnus ir po 10 metų. Ir kad nereikės daryti dar kartą to paties darbo, kuris jau buvo padarytas. Kaip sukurti tokius ryšius, kurie pakeitų sistemą ar, patyrus kažkokį tai elektros šuolį ar kažką, tiesiog neišsibėgiotų visas pusės. Ir kad mūsų vartotojai jaustųsi patogiai, kad jie jaustųsi užtikrintai ir kad, baigę darbą vakare, ryte atsidarę, jie dar vis rastų tai, ko jie ieškojo. 21 amžiaus žmonės ir 21 amžiaus visuomenė kitaip žiūri į pasaulį. Ir tas yra nuostabu, iš tikrųjų. Jie, ką pastebim, žmonės nori pamatyti, bet nori pamatyti savo tinkamą ir patinkamą formą. Ir forma keičiasi. Jeigu anksčiau mes turėjom parodas, kurios, buvo paprastos parodos. Dabar vis dažniau pastebim, kad rengdami parodą mes turime paruošti pasakojimą. Ir todėl čia labai yra svarbu, jeigu kalbam apie skaitmeninę dalį, kuri padeda sujungti žmonės visam pasaulyje, bendradarbiavimas toksai kaip su Google. Google turi nuostabią platformą, Google Arts and Culture, ir mes ten esame, turim savo paskyrą, kuriai ruošiam skaitmeninius pasakojimus iš mūsų objektų. Aš paveldą suvokiu kaip mūsų visuomenės pagrindą, mūsų vertybių pagrindą. Jeigu mes neturėsime savo šaknų, tai kokie piliečiai mes būsime, į ką mes atsiremsim. Sakyčiau, kad išsaugojimas to, kas mus pasiekė, dalinimasis tarpusavyje tuo, ką mes sužinom jį saugodami, tirdami ir puoselėdami, ir taip pat užtikrinimas, kad
ne tik karta po mūsų, bet dar yra daug kartų po jų, taip pat galės pamatyti originalius dokumentus, tokius, kokius matom dabar. Tai yra pagrindinė žinutė, kurią norėčiau pasakyti, kad tai yra mūsų, tiesiog misija. Visų turėtų būti, ne tik bibliotekų.